vat, kur dabar yra šitie laiptai, čia bus kopėčias. Ai ne, čia dabar yra kopėčias, tai vat. Čia, kur stovi kopėčias, bus laiptai. Gal bibiški. O apšvietimo čia bus nemažai. Nuo skydo reikės atskirą laidą atvesti iki televizoriaus. O čia kaip pavadinti šitą kambarį? Darbo kambarys ar žaidimų kambarys? tą maitinimą irgi nuvedam į mūsų skydą. Sveiki, šiandien pas mus puikios žinios. Mes pradėjom daryti išmanųjį namą. Namas tas išmanus bus su KNX sistema. Vėliau biškai plačiau apie tai papasakosiu. Kaip matote, namas dar netoks paprastas, nes namas yra rastinis, reiškia pas mus jokių štrabų, pas mus jokių skelių grįžimų, kartu aišku ir jokių dulkių. Tai viską vedžiosim taip, kaip įmanoma. Šiuo momentu kažkas yra išvedžiota po lubom prieš betonavimą. Pravesti keli kabeliukai apšvietimui, bet jų nenaudosim. Jie pas mus visi pasinaikins ir jų nenaudosim, nes naudosim apšvietimui štai tokį kabeliuką. Čia KNX specialus kabelis. Čia mes turim mūsų atvedimą, čia ateina įvadas, čia ateina kabeliai. Parodysiu iš toliau. Taip, šitoje vietoje pas mus stovės skydas. Skydas spėjau bus apie 200 modulių čia kaip minimum. Vėliau, kai viską išvedžiosim, bus daug aiškesnė situacija, tai galėsiu tiksliau jau paskaičiuoti, kiek modulių skydo reikės. Šiai dienai maždaug tiek įsivaizduoju. Taigi, išmanūs namai. Kom jie skiriasi nuo paprastų namų, paklausit. Tai visų pirma, tai instaliacijos išvedžiojimas. Visų pirma, mes galim matuoti kiekvienos rozetės suvartojimą. Tai jeigu to reikia, į tą rozetę atskirai reikėtų atsivesti ir kabelį. Tarkim, jeigu mes tam norim televizorius, kad žinotumėm, kiek pas mus suvartoja tik tai televizorius, tai nuo įrangos, nuo skydo reikės atskirą laidą atvesti iki televizoriaus ir tada tiksliai žinosi, kad čia televizorius tiek vartoja. Kokių dar ten įrenginių jums reikėtų matuoti, nežinau, čia jau jums spręsti, bet tokia galimybė yra. O šiaip, jeigu nereikia atskirai matuoti, jeigu norit matuoti, tarkim, kambariais, tai išvedžiojimas rozečių lygiai toksai pat, kaip ir standartinio namo. Atvedam maitinimą į kambarį ir per kambarį paskirstam. Galima per automatą, galima per aktuatorių, jeigu jų mes tam norim, tarkim, funkciją nuotoliniu būdu išjungti tas rozetės. Truputį sudėtingiau pas mus gaunasi su apšvietimu, nes visas apšvietimas turi eiti iš skydo, nes jokių jungiklių, ta prasme jungikliai čia bus, bet jungikliai bus daugiafunkciniai, į juos integruoti ir termostatai ir viskas, ir jiems bus naudojamas specialus KNX-inis laidas. Taip, KNX-inis laidas atrodo va tai va, dažniausiai žalios spalvos, praktiškai beveik kaip UTP, va, kaip matot, kas pas mus viduj. Ir realiai čia bus naudojamos tik dvi gyslos. Antros dvi jos yra rezervinės. Tai realiai ant visų jungiklių mes šitą kabelį pravedam tarp mūsų jungiklių ir jos tarpusavį sujungiam. O vėliau jau, kada bus viskas sumontuota, visa įranga sudėta, mes tiems jungikliams priskiriam adresą ir priskiriam jiem funkciją. Bet čia jau programiniu būdu. Tai jeigu grubiai, tai gaunasi, kad mes sujungiam visus jungiklius tarpusavį, jiems užduodam adresą ir paskui kiekvienam jungikliui, kiekvienam mygtukui priskiriam funkciją. Ir mūsų skydė stovi KNX-iniai kontaktoriai, jeigu jis grubiai pavadinti kontaktoriai, kurie junginės tam tikras linijas. Tai tarkim, pas mus yra ten jungiklis adresu tokiu, ir mes jam priskiriam funkciją, kad paspaudus tą mygtuką įsijungia ten šito kontaktoriaus toks išėjimas. Kas įdomu su tais jungikliais, kad ten yra didelė variacija kombinacijų, jūs galite tiesiog vienam mygtukui priskirti kelias funkcijas. Vienas paspaudimas, tarkim, įjungimas, palaikymas, išjungimas, arba dimiriavimas, arba, tarkim, kas dažnai yra naudojama, tarkim, pas mus yra megamasis. Reikia master mygtukų, kuris atjungs visą apšvietimą namuose.
Tai mes suprogramuojam, kad šitą mygtuką paspaudus vieną kartą įsijungia ir išsijungia šviesa miegamajame, o jeigu mes tą patį mygtuką, kuris išjungia apšvietimą miegamajame, bet jeigu mes tą patį mygtuką palaikom, tarkim, 3 sekundės, tai atsijungia visa šviesa visame name. Tai tas realizuojame būtent per tas realias. Tai konkrečiai šitame objekte, mes iš tiesų čia nelabai daug ir turim vietos. Čia yra susukta USB plokštė ir sudėta vatos čia gal 3 cm. Tai mes čia prasigrėžim, čia bus išėjimas į mūsų skydą. Kabelius visus vedam su gofra 750 N, juoda. Čia gal juodos gal ir nebūtinai reikėjo, bet kadangi tiesiai čia jos įsibetonuos, tai gal juoda, kieta tikrai blogiau nebus. Tai čia pas mus dabar išmėtytos rozetės. Jos yra tvirtinamos šiuo metu. Tai šitą sutvirtinus vėliau reikės išmėtyti čia apšvietimą. Su apšvietimu yra sudėtingiau truputį, nes apšvietimas taip, čia mūsų išėjimas į skydą, o čia bus pertvara kažkur. Ir tai mes dar nežinom, kur jinai tiksliai bus. Todėl mums reikės išvesti, o apšvietimo čia bus nemažai, išvesti kabelius iki šitos sienos ir per šitą pertvarą vėliau, kai užsibetonuos, jie pasikels. Tai šiai dienai mums reikės davesti iki čia kabeliuką, suviniuoti jį ir palikti susuktą. Toksai montavimo variantas truputį trukdo, jisai netrukdo, bet sunaudojama medžiagų yra daugiau, nes yra auksinė elektrikų taisyklė, kad tegul būna 5 metrai per daug negu 15 cm per mažai. Tai iš praktikos galiu pasakyti, kad dažniausiai taip 1-2 metrais būna prasišauni, bet tas prasišovimas jisai iš tiesų nekainuoja nieko, palyginus su to, jeigu tau paskui iki kokį nors šviestuvą neužteks 15 cm ir tada prasideda būrimas. Plius dar prie viso ko, čia rąstinis medinis namas, tai aš čia, tarkim, kažkokių movų ar bet kokių sujungimų daryti tikrai nenorėčiau. Tai todėl vėliau parodysiu, kaip matuojam tos kabelius iki vietų. Dar aišku, nepamirškim, kad pas mus po šitom grindim yra 1 aukšto lubos. Ir 1 aukšte irgi turi būti apšvietimas. Ir 1 aukštą, gerai, einame 1 aukštą. Bet jokio tarpo tarp tų lubų nebus, todėl ten paslėpti kažkokius laidus nebus įmanoma. Bet kadangi pas mus yra 2 aukštas, neužbetonuotas, tai visa instaliacija realiai prasives per 2 aukštą ir mums tik iš čia reikės, tarkim, prasigręžti čia skylę ir išvesti mūsų kabeliuką. Barbiškai papasakosiu apie patį šitą objektą. Tai čia mūsų pagrindinis įėjimas. Užėjęs į namą, pas mus čia iškart bus judesio daviklis, kuris fiksuos mūsų užėjimą išėjimą. Tai su judesio davikliu mes laimėm, kad mums nereikia čia jungiklių ir faktiškai nereikia čia jungiklių. Ir kas be ko, plačios durys. Tai jeigu mes sužeidinėtumėm, tarkim, mūsų durys čia, tai jungiklis turėtų būti arba čia ir pasiekti jį nebūtų taip paprasta. Čia pas mus paslėptas mažas tualetas. Tualete irgi bus judesio daviklis, kuris jungs kažkokią lemputę ir tiek. Toliau mes praeinam čia ir pas mus yra čia pertvara. Šitoj vietoj mes prasigręšim skylę per visą tą balkį ir čia išviesim mūsų KNX kabelį. KNX įranga, KNX jungiklis tas stovės maždaug tokiam lygiai. Čia, jeigu žiūrėtai, maždaug kokių lygiai, kažkur 1,60 m. Ir šito jungiklį, kurio parodžiau, mes valdysime realiai visą šitą erdvę, šitos patalpos erdvę. Bus 4 mygtukai, 4 poros, tai iš viso 8 mygtukai. Čia dabar neatsimenu tiksliai, reikės pasižiūrėti projektą, čia suplanuotas apšvietimas, pašvietimai, bus apšvietimas ant šitų balkių, kurie virš mano galvos, šita, čia bus tokie taškiniai šviestuvai. Šitie šviestuvai, jeigu neklystų, irgi galbūt jungsis nuo judesio daviklis, bet gal ir ne faktas. Šitoj vietoj pas mus bus pradžia laiptų
į šitą vietą irgi atsivesim KNX kabeliuką, nes čia mes dėsim judesio daviklį. Judesio daviklis turės bus nukreiptas kažkur į šitą pusę. Ir čia bus laiptai. Ir žengęs žingsnį, čia judesio daviklis fiksuoja žingsnį ir laiptai užsidega pats ir į viršų. Užsidega ne iš karto, o būtent ta stairs apšvietimo sistema, kada kiekviena pakopa viena po kitos užsidega. Ir pakilus į viršų mes turim antrą aukštą, ten bus irgi kažkur jungikliai, bet va toje vietoje kažkur stovės dar vienas judesio daviklis. Tas judesio daviklis, kai užfiksuos judesį, tai reiškia, kad žmogus eina iš ten į apačią. Ir tada mūsų laiptai pradeda šviesti ne iš apačios į viršų, o atvirkščiai, iš viršaus į apačią. Įsijungia. Nu dabar apie svetainę. Savaime aišku, čia bus kištukiniai lizdai, ten bus kištukiniai lizdai, ten bus kištukiniai lizdai, bet tie kištukiniai lizdai mums kaip ir nieko nereiškia. Taip, šitoje vietoje pas mus bus kolonėlė, čia bus kolonėlė, čia bus žemų dažnių garsiakalbis su buferiais. Ir didžiausia problema, kaip mums iki čia davesti kabelį, nes ką mes čia turim tokį vaizdą. Šitoje vietoje, kur sėdė Irmantas, bus stiprintuvas ir bus projektorius. Čia nusileis, dar neapsisprendė, ar čia, ar šitoje vietoje nusileis specialiai užuolaida ir pasidarys didelis ekranas. Ir mums iš šitos vietos iki šitos vietos reikia kažkaip nuvesti kabelį. Aš taip įsivaizduoju, kad mes įvesim taip. Per šitą sieną, ten prasigręšim ir ten, kur Irmantas sėdi, išeis ir per grindis daės iki šitos vietos. Ir tada atitinkamai viena kolonėlė dar bus kažkur šitoj vietoj ir viena kolonėlė bus kažkur šitoj vietoj. Tai šitoj vietoj stovės mūsų sofa ir gausis, kad Nerijus gulėdamas ant sofos žiūrės arba pro langą, arba ant nuleisios užuolaidos, kuri transliuos kažką iš projektoriaus. Ir gulint čia jisai galės mėgautis puikių 5,1 garsų Dolby Digital 360 laipsnių surrounding. Ir bilietai LT iš Nerijaus jau bilietų jam neparduos, nes į koncertus jisai nevaikščias, nes nachir jam reikės. Savaime aišku, kas čia per išmanieji namai be automatinių užuolaidų. Šitas vietas mes atvesim automatinių užuolaidų maitinimą. Kaip mes čia atvesim, dar nesugalvojau, bet spėjau, kad irgi reikės kažkaip gręžtis iš viršaus, gal skersai bandyti, kad išeiti lygiai į šitą vietą. O gal ir ne, gal mes vis dėlto išvesim laidelį. Šičia kažkur, tiesiog prasigręšim, čia nuleisim. Langas nedidelis, bet maitinimą gal atvesim ir iš dviejų pusių. Ir tą maitinimą irgi nuvedam į mūsų skydą. Taip, vonios kambarys. Vonios kambarė pas mus irgi bus judesio daviklis ir bus ir mygtukas. Šitoje vietoje pas mus bus kriauklė, atitinkamai prie kriauklės bus rozetės ir prie rozečių nežinau, galbūt jungiklio ir nedarysim, galbūt veidrodžio apšvietimas bus su integruotų jungikliu, bet veidrodį su integruotų jungikliu jau ne finšujus išmaniem namam. Nerijus, tai imsim tą veidrodį išmaną iš junga. Jeigu Gerda labai gražiai paprašys, nes jis labai gražiai kainuoja. Jeigu dar gražiau paprašys, tada imsim. Supratau. Sakė, jeigu dar kaina didesnė bus, tik tada, nes pigienas dabar imti nenori. Tai jeigu sumiegame išsiaiškinam, tai svetainė va šitoj vietoj. Ir šitoj vietoj irgi reikia atsivesti maitinimą užuolaidom. Ir tai jau bus padaryti, pakankamai sudėtinga, aš sakyčiau. Aišku, gal pabandysim gręžti skersai į tą pusę, pakankamai neilgas atstumas, tai turėtumėm prasigręžti, gal pavyks. Tikėkimės.
Tai, kaip suprantate, kaip visada, jeigu norite sužinoti, ar mums pavyko čia prasigręžti ar nepavyko, tai prenumeruokite kanalą. Aš spėju, kad dar ne vienas video iš čia pas mus ateis. Taip, dar vienas iššūkis laukia, reikės turbūt iki čia arba iki sekančio, tai nieko ten sudėtinga. Bet reikės atvesti maitinimą automatiniam užuolaidom. Automatiniam, kaip čia jas pavadinti, bet nusileis tokia užuolaida projektoriai. Projektoriai stovės maždaug šitoj vietoj ir projektuos kiną vietoj lango. Taip, čia pas mus bus kolektorius ir lygiai toksai pats kolektorius bus ir pirmame aukšte. Tai čia pas mus du variantai. Savaime aišku, kad bus termostatai, kaip ir minėjau prieš tai, termostatas yra integruotas į jungiklį. Termostatas yra integruotas į jungiklį ir čia mes turim dvi opcijas. Viena opcija yra paprasčiausia, tai pastatyti KNX pavaras, jos komunikuoja jau su bendra sistema ir tiesiog atidaro, uždaro tas pavaras. Bet toks variantas, aš dar nesidomėjau stipriai, kiek kainuoja šitos pavaros, bet taip įsivaizduoju, kad jos truputį kainuos. Mano mintis yra tokia, jūs galite parašyti į komentarus, ar aš teisingai manau, ar ne. Padaryti aktuatorių ir iš skydo atvesti čia 4 kabeliukus. Man atrodo, čia 4 ar 5 kontūrai, kiekvienam kontūrui atvesti po kabeliuką. Ir tada suprogramuosim sistemą taip, kad jeigu, tarkim, tas jungiklis išmatavo tokią temperatūrą, tai prie tokios sąlygos turi įsijungti tas aktuatorius to kanalo relė suveikti. Jinai suveikia ir jinai paduoda elektrą ant pavaros, pavara užsidaro ir atsidaro, jau priklausys nuo pavaros. Tai tokios mintys, sakau, arba KNX-inis pavaras statyti. Tai vat reikės paskaičiuoti, kas iš to bus pigiau, ką daugiau apsimoka daryti. Tai, sakau, komentaruose galite pasiūlyti savo variantą, gal aš kažką dar praleidau. Tai kaip ir minėjau, jau rozetės mūsų čia išvedžiotas, liko apšvietimas. Apšvietimas bus ir 1 ir 2 aukšto, dabar užsiimsim 2 aukšto. Pas mus išėjimas čia, pertvara bus čia. Tai mums iš čia dabar, iš perėjimų, reikia atmatuoti gofrą. Gofrą paliksim truputį ilgesnę ir prakišim čia laidą arba kabelį šito kambario apšvietimo. Apšvietimo čia bus viena grupė. Gali pamest kusačkis man? Šitam kambarį bus viena apšvietimo grupė, bet jinai bus dimiriuojama, o galbūt ir 2 net bus. Gal reikės paskaldyti truputį apšvietimą, bus vienas šviestuvas taip jungsis, taip. Tam dalykui mes čia priskirsim vieną jungiklį. Jungiklis bus KNX-inis, kaip ir minėjau prieš tai. Patrauksiu už vėlos. Gaudį. O čia kaip pavadinti šitą kambarį? Darbo kambarys ar žaidimų kambarys? Koks? Hobė. Hobė, gerai. Kaip pasakysi? Geriausia Lietuvoje. Turiu elektros instaliacijų. Tai mes prametėm kabeliuką apšvietimui. Dabar jam paliekam, kaip ir sakiau prieš tai, atsargą, didesnę atsargą. Galų gale čia vėliau dar eis šleifai tarp šviestuvų, tai mes tą likutį panaudosim. Kabelį patys suviniojam. Čia matau, geros lentynos yra padarytos, tai mes jį suviniojam. Ir padedam ant lentynos, kad jį mums čia neužbetonuotų. O pačią gofrą toj ateis Irmantas ir priseks su dirželiais. Praktiškai kaip santechnikai čia tvirtino vamzdžius,
Tai mes taip pat tvirtinam gofras. Tai va, darbai pajudėjo. Ką, šiandien per pusdienį praktiškai išmėtėm visą antrą aukštą. Aišku, čia taškų buvo ne taip ir daug. Pradėjom vedžioti va mūsų KNX-inius laidus. Suvedžiojom visas rozetės. Dabar jau kaip ir galima bus betonuoti. Dar rytoj čia, aišku, darysim. Na, dabar pasitikslinom, pas mus čia šitoje erdvėje bus 7 apšvietimo grupės. Ten bus ledai, ten bus sėtynai, dar kažkokie šviestuvėliai. Tai realiai, ką mums reikės, tai mums reikės iš šitos vietos kažkur čia pakelti 7 kabelius ir palikti jų atsargą, kad jų užtektų iki šitos erdvės. Nes jeigu neužteks, tai bus blogai, bet turėtų užtekti. Tai bus čia 7, tada mes jau pravedėm čia, vat, palikom čia kabelius. Čia bus šitam apšvietimui kambariui, vonios kambariui. Čia atvestas kabelis, to jisai pasikels, čia kažkur užmėsim, čia bus koridoriaus apšvietimui. Ir atvedėm kabelį, va jisai šitam. Tai dar čia tikėtina, kad bus kažkokios... O čia bus kažkokios automatinės užuolaidos? Šitam kam? Supratau. Mūsų KNX-inis laidas atvestas į šitą vietą. Va, kas dirba su KNX-u šiaip žino, kad nuo elektros laidų truputį reikia atitraukti. Tai va šitoj vietoj. Šitoj ir ten patraukiam, va elektros eina, šitas KNX-inis. Vienintelis dalykas, ką pramazinom, tai galbūt reikėjo vis dėlto paimti gal spalvotų gofrų, kad KNX-iniai laidai eitų vienos spalvos gofroje, o jau jėgos kabeliai kitos spalvos. Bet manau, kad nuo to stipriai veikimas tai nepasikeis. Kaip ir minėjau, pas mus šitam koridoriui, čia vat, kur dabar yra šitie laiptai, čia bus kopėčios, čia dabar yra kopėčios, tai vat, čia kur stovi kopėčios bus laiptai. Ir šitoj vietoj mums reikės irgi KNX-inę laidą, nes čia stovės KNX-inis judesio daviklis. Tai šitą KNX-inę laidą mes paimsim nuo šitos vietos, vat dabar ir man tas veda. Čia kabės tas kabelis ir iš čia mes pasikelsim ir paliksim tą laidą kažkur čia. Daugiau dar vat, nesame apsisprendę, kur vonios kambarėje bus jungiklis, ar šitos pusės. Tai kada žinosim, ten atvesim KNX-inį kabeliuką, atvesim jį irgi turbūt iš šitos vietos. O gali būti, kad iš šitos, gal iš šitos biški trumpesnis atstumus, gal iš šitos vesim. Ir tada dar aš taip manau, kad mes čia vonioj padarysim šitoj kažkur vietoj judesio daviklį. Judesio daviklius vonios kambariams suprogramuosim taip, kad jie jungtų apšvietimą, kažkokį naktinį pašvietimą arba dieninį gali būti. Bet jungsis tikriausiai taip, kad diena bus vienas apšvietumas, o naktį bus kitas apšvietumas. Tarkim, diena bus stipriai, ryškiai šviesa nuo judesio daviklio, o naktį jinai švies jau neryškiai. Tai šiandien tiek. Prenumeruokite kanalą, dėkite laikus, užsukite į mūsų Instagramą, ten kelsim daugiau storijas iš šito objekto. Ir iki sekančio video.